Įsidarbinimo portfelis – tai naujas projektas, kurį finansuoja Europos komisija pagal programą Erasmus+. Šioje pamokoje sužinosite, kaip naudotis ES imigracijos portalu ir sužinosite šalies, kurioje planuojate dirbti imigracijos taisyklės. ES imigracijos portale rasite naudingos informacijos apie atvykimą dirbti ar studijuoti ES ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui. Jei jau esate ES šalyse ir norite sužinoti daugiau apie savo teisės, arba norite perskelti iš vienos Europos šalies į kitą, šiame portale taip pat galite rasti reikiamos informacijos. Šiame modulyje įsidarbinimo portfelio komanda žingsnis po žingsnio paaiškina, kaip naudotis ES imigracijos portalu ir kaip sužinoti, kokiai kategorijai priklausote pagal ES direktyvas. Jei jau žinote, kuriai kategorijai priklausote ir į kurią valstybę narę norite imigruoti, galite tiesiogiai ieškoti informacijos interaktyviame žemėlapyje. Pasirinkite dominančią šalį ir spustelėkite ant jo žemėlapyje. Atsidariusiame lange matysite 11 pasirinktos šalies migracijos kategorijų. Pasirinkę savo migracijos profilį, rasite informacijos apie sąlygas, kurias reikia įvykdyti, procedūras, kurių reikia laikytis ir teisės, kuriomis galite naudoti savo buvimo metu. Jei nežinote, kuriai kategorijai priklausote, daugiau informacijos apie kiekvieną kategoriją galite rasti skyriuje bendra informacija, kokiai kategorijai priklausau. Peržiūrėję šią pamoką galite pabandyti pasinaudoti ES imigracijos portalu ir sužinosite imigracijos taisyklės naudodami įsidarbinimo portfelio komandos parengta pirmo modulio žingsnio po žingsnio mokymosi veiklą. Baigę veiklą galite palyginti savo atsakymus su įsidarbinimo portfelio komandos parengtais atsakymų pavyzdžiais. Jei turite klausimų, visada galite susisiekti su savo mokytoju, naudodamiesi įsidarbinimo praktikos bendruomenė Telegram kanale. Taip pat galite susisiekti su įsidarbinimo portfelio partneriais, siųsdami žinutę per įsidarbinimo portfelio Facebook ir LinkedIn puslapius, palikdami komentarą po vaizdo įrašų įsidarbinimo portfelio YouTube kanale arba elektroniniu paštu per įsidarbinimo portfelio svetainę. Visos organizacijos, kurios naudojasi įsidarbinimo portfelio ištekliais, turi nusistatyti aiškią duomenų apsaugos politiką atitinkančią BDA reikalavimus.